skelbimų apie brangiai superkamus naudotus automobilius. Dažnai siūloma labai greitai nupirkti jūsų automobilį, kuris bus išvežtas į užsienį, kartais konkrečiai nurodoma Ukraina. Bandoma sudaryti įspūdį, kad automobilis bus nupirktas su visais žinomais ir nežinomais trūkumais ir niekas dėl to nereikš jokių pretenzijų. Tačiau autorinką stebintys specialistai sako, kad toli gražu ne visada tokie automobiliai išvežami į užsienį. Kad nepatyrė žmogus gali prarasti pinigus, užsidirbti apsilankymą policijoje arba net sulaukti kvietimo apsilankyti teisme dėl iškelto civilinio ieškinio. Daugiau apie naudoto automobilių pardavimo pavojus ir galimai nesažiningus jūsų pirkėjus dabar radijo byloje. Mūsų studijos svečias bendrovės Auto pretenzija įkūrėjas Ramūnas Mackevičius. Labadiena. Sveiki. Kviečiu prisijungti ir jūs, mieli klausytojai, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 85, elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Tai, pone Mackevičiau, kaip reaguoti, jeigu padavus skelbimą apie parduodamą automobilį sulaukia labai greito pasiūlymo sumokėti gal mažiau nei prašai, tačiau be jokių įsipareigomų. Jūs žino tokias situacijas, kaip tie supirkėjai veikia? Tai reakcija yra labai paprasta. Reikia suprasti vieną paprastą dalyką, kad žmonės iš niekur pinigų nepaima ir jie neatneša ir niekam nedalina. Jie turi kažkokių tikslų tą automobilį nupirkti ir didelė tikimybė parduoti brangiau ir retas atvejis, kad jį išveža į užsienį. Yra turbūt gal tik pora tokių įmonių, įstaigų, sakykime, tas pats Blue Yellow ar tas pats Jonas Omanas, kurie padeda ukrainiečiams. Taip, jie oficialiai tai skelbia ir jie pasako, pavyzdžiui, reikia ten tokio daikto. Tada taip. Visais kitais atvejais atidžiai pasižiūrėti, kas yra tas per supirkėjas, pasižiūrėti rekvizituose, kaip jisai save pozicionuoja, kas jisai toksai, ir būti pačiam atidžiam ir pildant dokumentus pasižiūrėti, patikrinti, paprašyti to pirkėjo geradario, kad jisai pateiktų savo dokumentą, kas jisai toksai. Bet dabar tos transporto priemonės visgi, sakot, ne visos toli gražu, jų labai mažai išvažiuoja į užsienį. Kaip jūs tai nustatot, kad jie lieka čia? Į mus kreipiasi. Sako, nusipirkau automobilį, tokį su problemomis, paskui mes kreipiamės į pardavėją. Pardavėjas sako, palaukit, aš jį pardaviau į užsienį, į Ukrainą jisai turėjo išvažiuoti, ar ten dar į kažkokią pasaulio šalį, ar dar kažkur. Sako, va, žiūrėkit, skelbimą, va, ten tokį, būna tokių, kurie... Jeigu matys skelbimų, perkam čia pusį Ukrainą. Kol laukiau laidos pradžios į mano telefoną, pasižiūrėjau, gal tiesiog ieškodamas Facebook'e žiūrinėjau, 3 supirkinėjo automobilius, brangiai ir greitai. Bet kodėl jie taip sako, kokia nauda jiem iš to? Jie neva darydami gerą darbą, tą automobilį nuperka už mažesnę pinigų sumą. Ir jie jį perparduoda kaip tvarkinga, normalu, už didesnę pinigų sumą ir iš to pelnosi. Ir kas yra įdomiausia, mokesčių nemoka. Bet dabar, kuo mes rizikuojam, tarkim, sutikdami greitai, beje, dirba profesionalai, čia jie irgi atitinkamai... Labai profesionalai. Atidirbę sistemą, gražu pasižiūrėti. Taip. Jie moka paspaus, žmogus sako, niekas jums čia už tokią mašiną daugiau neduos, mes duodam maksimumą, parduokit, atsiskaitom greitai, mokam pinigus, net sutartį jau paruoštą atsivežė. Taip. Tai kaip atsilaikyti, kaip čia, pavyzdžiui, atsispirti tokiam... Geras klausimas. Turbūt reikia būti atidžiam vis dėlto ir pasverti, kuom tas greitas pardavimas gali pasibaigti. Ar nepasibaigs jisai tom, kaip jūs ir pačioje pradžioje laidos minėjote, ar neteks paskui nukeliauti į teismą ir pasiaiškinti dėl to automobilio pardavimo. Nes kaip daro nesąžiningi pardavėjai? Jie pirkimo pardavimo sutartyje supildo kažkokius neaiškius duomenis, po to tą pirkimo pardavimo sutartį tiesiog suplėšo, išmeta lauk, užpildo naują pirkimo pardavimo sutartį su to žmogaus, kuris pardavė duomenimis ir ją atiduoda tam būsimam pirkėjui, teigdami, kad va čia brolis paprašė, tėtis paprašė, draugas. Tarpininko kaip ir nelieka, tik tai tas... Taip. Tarpininko nelieka. Ir kuo mes rizikuojam, kokių mes galim pasiekti mūsų laukti? Čia pokalbio pradžioje šiek tiek paminėjau, bet kodėl mums taip gali pasiveikti, pavyzdžiui, kvietimu į policiją arba į teismą net? Sakys, kaip jūs dabar tą automobilį pardavėt, kam pardavėt, parodykit. Jis parodo pirkimo pardavimo sutartį, ten yra įrašytas ten vardenis, pavardenis, sako, tai
Dokumentą jūs pateikėte, jisai jums pateikė, kas jis tiksliai nupirko. Gal su tuo automobiliu nedaug dievė jisai padarė kokį eismo įvykį, sužalojo kitą žmogų ar ten kokį plėšimą ar dar kažką padarė. Taigi problemų belenkiek bus. Bet jeigu vis dėlto tas pirkėjas sako, kad pretenzijų nebus, tai ar man turi rūpėti, ką jis su tuo parduotu autu darys ir kuris galėjo Lietuvoje ar užsienyje atsidurs ir aš pardaviau, deklaravau, kad pardaviau, pranešiau į registrą ir registratas susidaro. Kaip ir gražiai viskas skamba, kaip ir pretenzijų nebus. Taip, galbūt tas tarpininkas, kuris niekur nefigūruoja, gal jisai pretenzijų ir nereikš. Bet pretenzijas reikš tas, kuris įsigijo tą automobilį, neva pirkdamas kaip be trūkumų, o trūkumai paaiškėja vėliau ir žmogus ieškos kaip išspręsti kilusį ginčą. Nesvarbu, kokią pinigų sumą jis sumoka, nes vienam, pavyzdžiui, 1 euras yra labai didelė pinigų suma, kitam ten gal 1000 eurų nėra didelė pinigų suma, bet žmonės pirkdami tokio tipo automobilius, jie neperka kaip čia jie tauposi, gan daug tauposi, kad galėtų nusipirkti bent tokį daiktą, nes greičiausiai jų prieš tai buvęs automobilis jau sulūžo iki tiek, kad jau net remontuoti net nebeverta. Tai jis tiesiog desperatiškoje padėtyje ieško sprendimo. Galvoja, nusipirko gražų automobilį, iščiustytas, išplautas jisai ir dar užsiveda, o paskui paaiškėja, kad tas automobilis jisai net šalia jo yra pavojingas stovėti. Tai čia tiek pirkėjas nukenties, tiek tas pardavėjas, kuris galvoja, kad vis dėlto jisai atidavė užsienį, gerą darbą padarė. Jūs dirbat su tokiam situacijom, tokių istorijų matyti ne vieną matėt, kuo jos baigėsi, pavyzdžiui, teko per jūs kreiptis į tą žmogų, kuris pardavė ir įsivaizdavo, kad jis bus absoliučiai ramus. Taip, mes visą laiką. Kokių reakcijų sulaukėt, kaip tai viskas klostosi? Tai kaip ir kiek anksčiau sakiau, sako, aš pardaviau į užsienį tą automobilį. Reakcija yra labai paprasta, sako, pirkimo pardavimo sutartis, tada paprašom, kad tą pirkimo pardavimo sutartį pateiktų. Ieškom to žmogaus, kuris neva tarpininkų patapo, pasirodo, to žmogaus apskritai ant šios žemelės nėra. Jisai iš jūsų yra išgalvotas. Klausytojams priminsiu, kad kalbame apie neva į užsienį išvežamus naudotus parduodamus automobilius. Paskambinkit, pasidalinkit savo įspūdžiais arba turite savo klausimų dėl savo situacijos. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 85, arba parašykite laišką studija@lrt.lt. Mūsų studijos svečias, bendrovės Autopretenzija įkūrėjas Ramūnas Mackevičius. Ir štai Laima mums parašė kokį laišką. Prieš 15 metų pardavėme auto Lietuviui. Iki dabar turime visus papirinius dokumentus, perrašymų regitros, pardavimo sutartis ir kita. Mašina sakė, išvažiuos į Rusiją. Prieš mėnesį gavau iš Pskovo muitinės pateikti įrodymą, kad auto grįžo į Lietuvą. Kaip auto išvežėja buvo nurodyta aš. Kiek suprantu, suvedus į deklaraciją mano duomenis iš pirkimo pardavimo sutarties. Rusija reikalauja pateikti kažką kažkaip, nelabai suprantu ką. Mašina buvo ne mano, turiu dokumentus. Lietuvos muitinės atsakyme parašė nekreipkite dėmesio. Ką jūs manot, ką daryti, kaip atsiplauti, kur kreiptis, kas padės? Situacija ir paprasta, ir paini. Muitininkai iš esmės parašė teisingai, nes kadangi šiandien yra įtempta situacija su Rusijos valstybė, tiesiog siūlyčiau ignoruoti visą šį reikalą. Nebent gausite informaciją, kad kažkur yra Europos Sąjungoje tas automobilis atsirado, tai tada galit kreiptis į mus, surinksim visus dokumentus, ką jūs turite, padėsim, kiek galėsim. Karas labai pakeitė geopolitinę situaciją. Tie pirkėjai, kurių būdavo gausu, kazachai, kirgizai, baltarusiai Lietuvoje, kurie ieškojo būtent šito segmento, naudotų automobilių, jų dar yra, jie dar gali čia atvažiuoti, pirkti, išsivežti? Jie atvažiuoja, jie perka, taip daug mažiau, kartais yra sumažėję, bet jie randa visokiausio apėjimo būdų. Taip, esam sulaukę ir mes skambučio, prisistatė neva iš Baltarusijos, sako, noriu automobilį pirkti, sakau, atsiprašau, nelabai mes jums galim pagelbėti, sakau, nepykit, tiesiog yra tokia politinė situacija, pirkite savo šalyje ir bus paprasčiau. Ir jums, ir mums. Ir vis dėlto, ką jūs patartumėt, kaip elgtis,
Kaip čia reaguoti, gaus pasiūlymą greitai ir nepigiai galbūt nupirkti jūsų auto, juk ne visi sukčiai? Labai paprasta, į Google paiešką įveskite telefono numerį, kuriuo skelbėsi tas geradaris, geradėjas, pirkėjas. Suveskite į Google paiešką, pagal telefono numerį jums parodys įmonė, jeigu tokia yra, ir pasižiūrėkite tos įmonės veiklą. Esam turėję atvejį, vieną pamenu, ūkininkavimo, gyvulininkystę užsiimanti įmonė neva superka automobilius. Tai atidumas. Jeigu kyla klausimų, visą laiką galite pasiskambinti mums, mes tikrai mielai pagelbėsim, patarsim, ką daryti ir kaip daryti. Neskubėkit, greitų ir paprastų sprendimų nebūna. Tiesiog ant greitų ir paprastų sprendimų galite papulti taip, kad gausite pinigus, juos reikės paskui išleisti ginant jūsų interesus. O gal fizinio asmenį tada labiau pasitikėtų? Ten fiziniai asmenys ir veikia. Tik tai jie prisidengia įmonėmis, kurios, vėlgi atkreipti dėmesį reikia, ar tos įmonės apskritai vykdo ūkinę veiklą, nes ataskaitos, pavyzdžiui, įmonių yra už 21 metus, už 22-23 jokių pateiktų ataskaitų nėra, arba netgi būna taip, kad įmonė likviduojama arba įmonė uždaroma, ant pirkimo dokumentų tos įmonės rekvizitai surašyti ir data surašyta, pavyzdžiui, prieš savaitę ar prieš kelias dienas. Prašau paimti ausinės, skambina klausytojas Svetlana, mums paskambino, laba diena, klausome jūsų. Labą dieną, aš būtent tuo klausimu dėl telefono pasiskambinti. Aš esu privatus asmuo, mano dukra nori parduoti automobilį ir mes norim, kaip sakant, moteris esam, norim pasikonsultuoti. Gal galite pasakyti privatus asmuo, kur gali kreiptis dėl konsultacijos, dėl pardavimo? Tai tiesiog autopretenzija.lt puslapį yra įmonės telefonas mūsų nurodytas, ten galite pasiskambinti, atsilieps specialistai, kuriems pakonsultuos. Rita parašė laišką. Tikrai daug automobilių yra parduodama į trečiasias šalis, Kazakstaną, Kirgiziją ir taip toliau. Manau, kad turim tik džiaugtis, kad Lietuva valosi nuo šiukšlių, nes tokie pirkėjai perka senienas. Turėčiau paprieštarauti poniai Ritai, teisingai? Taip, Rita. Išvežama yra iki 20% tokių automobilių. Visi kiti lieka Lietuvoje. Pavasaris suaktyvėja ne tik pirkimas, bet ir pardavimas. Pardavėjų bėdas aptarėm šiek tiek, kai ką paminėjom svarbiausia, o ką patartume tiem, kurie ieško naudoto automobilio, kad vėliau ir jiems nereikėtų galėtis ateiti su pretenzijom? Vėlgi tas pats atidumas. Pasižiūrėkit, įveskit telefonų numerį ir pasižiūrėkit, ar tai yra fizinis asmuo, ar tai yra asmuo, kuris tuo telefonų numeriu yra paskelbęs keliasdešimt automobilių. Atidumo. Galiausiai, jeigu manote, kad galite paslysti ar kažkur suklysti, visada galite pasiskambinti mums ir mes pakonsultuosim, ką ir kur ir kreipdėmėsi. Galiausiai pas mus netgi yra, mes turime savo puslapį sukūrę Facebook'e, kur galima pasitikrinti to pardavėjo sąžiningumą, nes turime tiek nesąžiningų pardavėjų puslapį sukūrę, tiek sąžiningų pardavėjų. Tai visą laiką mielai pasidalinsim. Gintautas aprašė situaciją, nekartą esame apie ją kalbėję, žmogui labai patiko automobilis, ilgai nesidėlės nusipirko, galvojo, čia tas vienintelis, bet paskui paaiškėjo, kad yra defektų, apie kuriuos niekas nieko nežino, ir aišku, niekas jo neinformavo. Galvojau, svarsčiau, kaip čia kreiptis, kiek laiko galiu tokias pretenzijas reikšti. Bendra tvarka yra 24 mėnesiai, tai yra per tiek laiko žmogus turi teisę pareikšti pretenziją pardavėjus įsigijęs netinkamos kokybės daiktą. Tačiau tai yra tik tai bendras terminas. Reikia atkreipti daugybę dalykų. Tai yra, kiek su automobiliu pravažiuota nuo įsigijimo. Nenorėčiau čia dabar smarkiai plėstis. Tiesiog visą laiką galite pasiskambinti mums, mes tikrai pasakysim, kokia yra galimybė. Bus daug paprasčiau. Bet tai mėnesiai, metai? Tai dažniausiai žmonės kreipiasi į mus per maždaug mėnesį 2 po įsigijimo, nes automobilis parodo ožius, tuos vadinamus labai greitai, užtenka nuvežti, pakeisti variklio alyvą, nes dažniausiai taip ir būna, žmogus sako, pakeičiau variklio alyvą. Ir prasidėjo. Oro permainos labai parodo trūkumus. Jeigu, pavyzdžiui, buvo šilta ir po to atšala, pavarų dėžės iš karto pradeda rodyti ožius arba varikliai pradeda irgi ožiuoti sunkiai pasileidžia. Ir atvirkščiai, jeigu buvo šalta ir atšyla, irgi
atitinkamai. Dar ne vienas panašus laiškas atkeliavo. Žmonės teiraujasi, kiek tave nuo būsimų problemų gali apsaugoti tai, kad pirkėjas pirkimo pardavimo sutartyje pasirašo, kad jis pretenzijų neturi. Klasikinis pardavėjo triukas. Ar tai reiškia, ką nors, jeigu jis tai parašo ir pasirašo? Bet kokia kita šalis kitai šaliai negali nurodinėti, teikti pretenzijas arba neteikti, atsisakyti savo teisių gynybų arba neatsisakyti. Žmogus tik taip pat savo valia tai gali padaryti. Vėlgi nesiplėsdamas, trumpai tiek. 2363111, Vilniaus kodas 85, dar vieną kitą minutę turite paskambinti mums į studiją, kalbame apie naudotų automobilių neva išvežimą į užsienį. Tai dabar apibendrinant vis dėlto, nesusigundyti ir gal apskritai neprasidėti su tokiais, kurie sako, kad tas automobilis išvažiuos į užsienį. Geriau parduoti Lietuvai? Geriau parduoti lietuviui, paprašyti to žmogaus, kad jisai pateiktų savo asmens dokumentą, užpildyti pirkimo pardavimo sutartį, jo labiau, kad mes dabar visi, ne visi, didžioji dauguma naudojamės išmaniaisiais telefonais, prisijungti prie e-registros, deklaruoti įgijimą pardavimą. 1-2 klausimas uždarytas. Viskas. Ties ta vieta jūs automobilį pardavėt, kitas nusipirko. Ir jau tada jo reikalas, ar jisai su jo važinės, ar jisai jį ten pardavinės, bet jūs bent jau žinosite, kam į rankas perdavėte dokumentus, raktelius ir nedaug dievės to automobilių kas nors įvyks, bent jau žinosite, bent jau bus galima rasti, kas jį turėjo. Dar Marytė iš Ukmergės, labai trumpai klausome, ponė Marytė. Labą dieną, noriu klausti, kodėl nepasakot numerio telefono, kuriuo galima... Taip, ačiū, mes negalim pasakyti numerio, nereklamuosim įmonės, bet įmonė yra žinoma, tikrai susirasite, kas nori ir padės, žmonės žino, jūs atranda turbūt ir būtent dėl tokių situacijų jūs ir esate. Tai gal galim pasidžiaugti, kad jau virš 1000 klientų turim arba paliudėti, nežinau, kaip kam. Taip, dėkui Jums, tai bendrovės Autopretenzija įkūrėjas Ramūnas Mackevičius ir tiek teisinių aktualijų radijo byloje šiandien. Laidą rengė ir vedė Artūras Matusas. Visų radijo bylų ir kitų LRT laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. Radijo bylos kartuojamas per Lietuvos radiją ir šį vakar po 21 žinių. Laidos paštas veikia nuolat, radiobyla@lrt.lt, siūlykite savo temas būsimiems pokalbiams. Netrukus mūsų eteryje žinios, po jų laida Mūsų ant peties su Gerūta Griniūte. Sudė.